Antroji Samuelio knyga, 22 skyrius. Dovydas kalbėjo viešpačiui šios giesmės žodžius tą dieną, kai viešpats jį išgelbėjo iš visų jo priešų ir iš Sauliaus rankų. Jis sakė: viešpats yra mano uola, tvirtovė ir išlaisvintojas. Dievas yra mano uola, juo pasitikėsiu. Jis mano skydas ir išgelbėjimo ragas, mano apsauga ir mano aukštas bokštas, mano gelbėtojas. Tu gelbsti mane iš smurto. Šauksiuosi viešpaties, kuris vertas gyriaus, ir taip būsiu išgelbėtas nuo priešų. Mirties bangos supo mane, bedievių antplūdis gąsdino mane. Pragaro kančios apraizgė mane, mirties pinklės laukia manęs. Sielvartė šaukiausi viešpaties savo Dievo. Jis išgirdo savo šventykloje mano balsą ir mano šauksmas pasiekė jo ausis. Susviravo, sudrebėjo žemė ir dangaus pamatai sujudėjo ir drebėjo, nes jis užsirūstino. Iš jo šnervių kilo dūmai, iš burnos veržėsi naikinančios liepsnos, skraidė įkaitusios žarijos. Jis palenkė dangų ir nužengė, tamsa buvo po jo kojomis. Jis skrido ant herubo ir lėkė vėjo sparnais. Jį supo tamsus skliautai, vandenys, tiršti debesys. Nuo spindesio prieš jį užsidegė žarijos. Viešpats sugriaudė iš dangaus, aukščiausiojo balsas pasigirdo. Jis laidė streles ir išsklaidė juos, žaibas juos sunaikino. Iškilo jūros dugnas, atsivėrė žemės pamatai nuo viešpaties balso ir jo rūstybės kvapo. Iš aukštybės jis ištiesė ranką ir paėmė mane, ištraukė iš gausių vandenų. Jis išgelbėjo mane iš galingo priešo, iš tų, kurie nekentė manęs, nes jie buvo stipresni už mane. Jie puolė mane aną pražūtingąją dieną, bet mano atrama buvo viešpats. Jis išvedė mane į platybes ir išlaisvino mane, nes jis pamėgo mane. Viešpats atlygino man pagal mano teisumą, pagal mano rankų švarumą atmokėjo man. Aš laikiausi viešpaties kelio ir neatsitraukiau nuo savo Dievo nusikalsdamas. Jo įsakymai buvo priešais mane ir nuo jo nuostatų neatsitraukiau. Prieš jį buvau tyras ir saugojausi, kad nenusikalsčiau. Todėl atlygino viešpats pagal mano teisumą, pagal mano tyrumą jo akise. Gailestingam tu pasirodai gailestingas, tobulam tobulas, tyram tu pasirodai tyras, o su sukčiumi elgiesi suktai. Tu gelbsti prispaustuosius, bet išdidžiuosius pažemini. Viešpatie, tu esi mano žiburys. Viešpats šviečia man tamsumoje. Su tavimi galiu pulti priešą, su Dievu peršokti sieną. Dievo kelias tobulas, viešpaties žodis ugnimi valytas. Jis yra skydas visiems, kurie juo pasitikė. Kas yra Dievas, jei ne viešpats? Kas yra uola, jei ne mūsų Dievas? Dievas yra stiprybė ir jėga. Jis padaro mano kelią tobulą. Jis padaro mano kojas kaip stirnos ir iškelia mane į aukštumas. Jis moko mano rankas kovoti, kad mano rankos sulaužytų plieninį lanką. Tu man davei išgelbėjimo skydą, tavo gerumas išaukštino mane. Tu praplatinai mano žingsnius, kad mano koja nepaslystų.
Aš persekiojau savo priešus ir sunaikinau, nepasukau atgal jų neišnaikinęs. Aš naikinau juos ir sužeidžiau, kad jie nebegalėjo atsikelti. Jie krito man po kojomis. Tu apjuosei mane jėga kovai, atidavei man tuos, kurie sukilo prieš mane. Tu palenkiai prieš mane priešus, kad galėčiau sunaikinti tuos, kurie manęs nekenčia. Jie ieškojo pagalbos, tačiau jos nebuvo. Kreipėsi į Viešpatį, bet jis neatsiliepė. Aš sutripiau juos į žemės dulkes, kaip gatvių purvą sumyniau juos. Tu išgelbėjai mane iš tautos kovų. Man skyriai valdyti pagonys. Tautos, kurių nepažinau, tarnaus man. Svetimšaliai pasiduos man. Kai tik išgirs apie mane, jie paklus man. Svetimšaliai išblykš, drebėdami išeis iš savo pilių. Viešpats yra gyvas. Palaiminta tebūna mano uola. Išaukštintas tebūna Dievas, mano išgelbėjimo uola. Dievas atkeršija už mane ir pajungia man tautas. Jis išgelbsti mane iš mano priešų. Tu iškeli mane aukščiau tų, kurie sukyla prieš mane ir išlaisvinai iš žiauraus žmogaus. Todėl dėkosiu tau, Viešpatie, tarp pagonių ir giedosiu gyrių tavo vardui. Jis išgelbėjimo bokštas karaliui. Jis parodo gailestingumą savo pateptajam Dovydui ir jo palikuonėms per amžius.